Labas. Ar žinojai tai, kad ką mes dedame į burną, labai susiję su tuo, kaip mes atrodome, kaip mes jaučiamės, kokios mūsų emocijos, mintis. Netgi Hipokratas yra senai pasakęs, kad tegul mūsų maistas būna vaistas. Tai jau tikrai, manau, esat girdėję šį posakį ir jisai yra išties labai labai teisingas. O šiandieną aš su jumis norėsiu pasidalinti mintimis, pamastymais, tai, ką radau knygoje Emocijos tavo lėkštėje. Štai ši knygutė. Ši knygutė labai mane lengvai atrado ir aš ją labai lengvai atradau, nes kadangi domiuosi mitybą jau ne vienerius metus ir ne vien mitybų, o tai, kad mityba man padėtų jaustis nuostabiai. Tai ar galėtumėte įsivaizduoti, kaip kontrolė ir atsakomybė susijusi su mityba? Mes gyvenime, iš tikrųjų, jeigu taip save stabteltumėte, labai daug ką norim kontroliuoti. Ir nuo to labai pavargstam. Aš irgi būdavau tokia, kuri atrodo viską norėdavau sukontroliuoti, nuo vyro iki vaiko, iki, nežinau, kažkokių įvykių, bet tai labai labai vargindavo, tu labai save apsikraudavai ir tiesiog atėjo jau toks sąmoningumas, kad kai kur reikia paleisti. Leisti tekėti saviems įvykiams, nes kai paleidi, tai geriausia, žinokit, ir susiklosto. Ir tada tu turi tą ir didesnę vidinę ramybę, nebeturi to įsitempimo, nes viso pasaulio mes nesukontroliuosim. Žmonės yra individualūs, kiekvieni su savo poreikiais, norais, tai išties labai palengvinam savo gyvenimą. Tai grįžtant prie maisto, tai tą kontrolę mes irgi išties nepastebimai, tiesiog nepastebim, kaip ją darom. Vienas iš tokių dalykų ir mane netgi nustebino, ar pas jūsų rate yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie net neparagauja maisto, jau prisideda druskos, pipirų ir tada valgo. Ar galite įsivaizduoti, kad tai yra jau kontrolė per maistą? Tiesiog nesąmoningai žmogus šitaip daro, tiesiog jisai nori kontroliuoti padėtį. Ar ne? Nori, kad viskas būtų pagal jį. O tiesiog gal paleiskim, gal iš tikrųjų tam maiste yra visko pakankamai. Ar ne, paragaukim tą maistą. Tai, o pavyzdžiui, kaip mes patys kontroliuojame tėvus? Kad ką reikia tėvams valgyti, mes čia žinom, kas veikiau, kiek jiems užtenka valgyti, ar ne. Tai tas chaotiškas ratas, kai kontroliuojam patys save, kitus aplinkinius, kaip jau minėjau, labai labai vargina. Tai ką šioje knygoje atradau tokią mintį, išties nuostabią, tai pirmiausia, turėtume atkreipti tai, kas vyksta tavo gyvenime, mintise, o tada pradėsi pastebėti, kad jei imiesi ką nors keisti, tai viskas atsispindi išorėje. Natūraliai pradedi pastebėti, kad keičiasi ne kiti žmonės, o tiesiog tavo požiūris į juos ir tavo vidinė būsena. Aš čia skaitau iš knygutės apie maistą. Tai kiek galite įsivaizduoti, kaip giliai nueinama į tą mūsų vidinę būseną per maistą. Kitas dalykas irgi yra gan labai svarbus, tai yra atsakomybė. Ar ne? Kaip mes savo gyvenime prisiemam tą atsakomybę. Išties tai yra labai labai nelengvas etapas, reikia kurį peržengti per komforto zoną,
Nes tada tu tik esi atsakingas už visą tai, ką darai. Tu atsakingas, kaip tu jautiesi, ką tu valgai, atsakingas už savo ateitį, jei nori jaustis kuo ilgiau, kokybiškesnį gyvenimą. Tai viskas, kaip pasakyti, krenta ant tavo pečių. Ne ant kažkokio gydytojo, ne ant kažkokio kokio žmogaus, ne ant kažkokio mokytojo, ne ant tėvų, ne ant vaikų, vyro ir panašiai. Tu prisiemi atsakomybę. Tai išties yra labai drąsus ir atsakingas žingsnis, bet žinokit, kai prisiemi atsakomybę už tam tikrus dalykus, jautiesi toks laisvas, jautiesi nesuvaržytas, nes įgauni tą tokį pajautimą, kad eini teisingų kelių ir tai yra tavo kelias, tavo gyvenimo kelias. Taip, dar įdomų tokį dalyką radau apie meditaciją. Čia tiems, kurie pamedituoja, o gal ir nemedituoja. Tai galite įsivaizduoti, kurie neranda laiko ar nemedituoja, jūs 3 kartus per dieną galite pamedituoti. Tai yra valgio metu. Tiesiog atsisėskit ramiai, be jokių telefonų, be kompiuterių, be televizorių. Lėkštė ir jūs, ir lėkštėje jūsų spalvos, jūsų maistas. Jūs pamėginkite valgyti ir pajausti skonį. Aš pamėginau. Tai išties, žinokit, reikia valios ir pastangų, kai ten kažkoks telefonas suklinksėjo, kad nepažiūrėti, kas ten ką parašė ir nesiblaškyti, bet tiesiog susikoncentruoti į tą momentą. Ir iš tikrųjų tu pradedi jausti net patį skonį. Ir tą tiesą, kai sakydavo, kai tu valgai ir vien tik maistas pas tavęs dabar susikoncentruoja tik į maistą, išties tu ir nenori tik daug jo prisivalgyti. Ta prasme, tu jau net ir pajauti tą sotumą. Bet kai mes žiūrim televizorių su telefonu, mes nepajaučiam automatiškai, prikišam, o jau vaikštom su išsipūtusiais pilvais. Tai pamėginkit, žinokit, labai šitas veikia. Taip. Toliau dar buvau pasižymėjus, ar ne, kad maistas niekaip jūsų neužpildys, jei problema yra netikrame fizinėme alkyje. Reikėtų iš tikrųjų pasigilinti, ar ne, kodėl tu valgai, kai nesi alkanas. Kas tave skatina, kokios emocijos, kokie įvykiai. Tiesiog stabtelti, kodėl aš dabar pavalgiau, aš soti, noriu dar ar ne kažko. Tai šita savistaba, jinai tik tai veda prie tokio sveikesnio, sąmoningesnio valgymo. Ir aišku, maistas tai yra mūsų vienas iš didžiausių gyvenimo malonumų. Bet ar atkreipėt dėmesį, kai pavalgot maistą, kaip jūs jaučiatės? Norit miego, ar turit kaip tik energijos, ar pasijutot geriau, netgi buvot alkanas ir dabar sotesnis, pripildėt ar ne savo organizmą ir tos energijos kupinas dabar liktai simsitės, darysit toks pozityvus, ar kaip tik pasijutot blogiau, norit, kaip sakau, prigulti, pailsėti, kažkokios mintis prasideda, gal nieko neveikti. Esu šitą pastebėjusi ne vieną kartą ir kadangi jau ne vienus metus stebiu save su maistu, tai išties ir aš tikrai suvalgau tokio maisto, nors žinau, kad tas maistas gali man po to atnešti visai kitas pasekmes, kurių aš net nenoriu. Tai įsivaizduojat, kokia yra ta psichologija įdomi, tu nori to maisto. Bet žinai, kad po to bus nelabai tau gerai. Ir šioje knygoje man patiko tokia mintis, su tuo pasakymu, kad tu
sąmoningai ar nesupranti, kad tas maistas tikrai tave prives prie to, kad tu po jo jausis nelabai gerai, tai yra normalu. Tiesiog savęs neplakime rykšte, tai yra normalu ir užtrunka iš tikrųjų šiek tiek laiko, kol pradedi daryti tos tvirtus pasirinkimus, kai sugebi atsisakyti, žinodamas, kad vėliau jausies prastai. Ir tai gali tikrai užtrukti vieniem 5 dienas, kitiem 3 mėnesiai, kitiem metam, kitiem 5 metai. Tai tikrai užtrunka, bet jeigu tu tikrai eini prie to sąmoningo supratimo, kas tavo organizmui tinka, o kas ne, ir kaip tu nori jaustis, tu renkiesi visada, kaip tu nori jaustis, tai tiesiog natūraliai ateina tas ir su lengvumu tau išeina kai kurių produktų ne tai, kad atsisakyti, bet pakeisti kažkuo kitu, nuo kurio tu jautiesi žymiai geriau. Ir aišku, ten tokie produktai reikėtų atsižvelgti, kad kas tau netinka. Mes visi esam labai individualūs. Aš esu linkusi prie tos tiesos, kad viena dieta negali tikti 100 žmonių. Kadangi mūsų organizmai, mūsų įpročiai, žodžiu, labai daug kas lemia, kad kai kurie maisto produktai mums gali būti netinkami, o kitam labai puikiai toleruojami, ar ne? Tai tos tiesos, kad turbūt irgi žinot, kad ryte maistas yra geriausiai virškinamas, vakare sunkiau. Ir tos tiesos, kad ten mėsa, riešutai, miltai, pieno produktai, jų tikrai reikėtų privengti, jau yra N kartų girdėtos. Bet jeigu tu nuo to produkto gerai jautiesi, tu jauti, kad jis tau gerai virškinas, kad tau nuotaika nenukrenta, kad tu turi tos energijos, kad tau ten neišberia kažkokiais spuogais, ten nebėgi į tualetą, tai išpūstas pilvas, tai užkietėja viduriai. Puiku. Viską vartokite taip ir toliau. Bet jeigu tu jauti, kad tas produktas vis dėlto tau kažkaip, nelabai matai, kad apsunkęs, mieguistas, kodėl jo nepakeitus? Ar atsisakius, ar vartoti tiesiog rečiau. Tai dar toks labai įdomus dalykas apie silpnybės. Pavyzdžiui, tu nori labai ten, nežinau, šokolado. Tiek nori to šokolado, kad tu ten drebėdamas valgai tą šokoladą. Tai labai toksai įdomus patarimas, kad namuose turėti to šokolado, daleiskim, tų plytelių 8 kokias arba 10 vienetų. Labai įdomiai, ar ne, pagalvotumėt, tai čia viską suvalgysi tada, ar ne. Tai toj knygutėje rašoma, tai yra tai, kad tada, kai tu turi daug to produkto, tau tarsi duoda galimybę ne vieną kartą paragauti tam tikro produkto, kad jo bus pakankamai ir tai bus toks maistas, kurio tu mėgausiesi. Bet tuo pačiu gali valgyti, kada panorėjęs, ar ne? O iš to pasakymo, kad aš galiu viską suvalgyti be saiko ir apsivalgyti, tai autorė pasako, kad tai tiesiog tada yra labai mažai save gilinimasi, ar ne? Ta yra priežastis, kodėl taip vyksta, kodėl aš noriu būtent to šokolado, ar ne? Pavyzdžiui, jei turit kokį nors geidžiamą produktą, ar ne, dėl kurio reikia laukti švenčių. Tik per šventės jį padaro, ar ne? Ir jau kai prisėdat prie stalo, tai jau ir prisivalgot, nes laukiat. Ir žiūrėkit, koks geras patarimas. Nelaukit tų švenčių. Pasidarykit tą produktą ir suvalgykit. Ir kai ateis tos šventės, jūs prisėsit prie to stalo, jūs tikrai nepersivalgysit to maisto, nes jūs jau būsit pavalgęs, paragavęs vieną kitą kartą.
Tai šitas patarimas tai iš tikrųjų labai mane nustebino ir kažkaip taip pagalvojus ir iš logiškos pusės ir iš tikrųjų, kai kažko labai lauki, ten kažkokio to patiekalo, kodėl mes negalim dabar pasidaryti? Ir prie to stalo atsisėdęs, tada tu jau mėgausies to patiekalu, nes tu žinai visą laiką, kad gali jį pasidaryti ir gali jį suvalgyti. Taip, dar mintelė tokia, pabaigai. Jeigu perdėtai save kritikuoji ir niekini save būdamas tokio svorio, kokio esi dabar, gali būti, jog net sulieknėjęs arba priaugęs svorio, vis tiek būsi per daug sau reiklus, kritiškas ir negatyvus sau. Tai kaip mūsų širdyje, ar ne, emocijos persiduoda, nesvarbu, kokį rezultatą pasieksim ir tas tobulas kūno linijas, bet vis tiek emocinė mūsų būsena bus visai kitokia. Labai patiko vieno autoriaus dar žodžiai, Martyno Driuko, pasakyti, kad žmonėms, kuriems trūksta meilės ir malonumų gyvenime, valgo didesnėm porcijom. Dažniausiai jų racione yra labai daug saldumynų. Nes maistas yra žmogui ta pirmoji meilės kalba ir mes ją patiriam tik tai gimę. Tai jie tiesiog žmonės nesąmoningai renkasi tą maisto vergystę ir gal esate pastebėję, kad daugelis žmonių išgirdę, kad vienas ar kitas produktas yra kenksmingas, reaguoja taip jautriai, jie gina tą meilę savo, tą meilę tam patiekalui, nuo kurio yra priklausomi. Tai tiesiog pamąstykime, kokia gili yra mintis. Ir jeigu žmogus negali valdyti savo sveikatos, jis praranda galią valdyti savo gyvenimą. Tai yra santykius, karjerą, pinigus. Nes visa tai stovi ant geros sveikatos pamato. Ir pačiai pabaigai noriu pasakyti, kas yra sąmoninga mityba, taip pat pacituoti, bet ji man labai artima ir tikiuosi jūs su tuo sutiksit, kad sąmoninga mityba yra būtent tai, kai žmogus puikiai save pažįsta ir jaučia bei žino, kas jam tinkamiausia. Tai linkiu save pažinti per maistą šį kartą ir suprasti, kas jums tinka, nuo ko jūs jaučiatės nuostabiai ir tegul ta kelionė su tuo nuostabumu tęsiasi kuo ilgiau. Iki malonaus.